Mėlėjai ir mielosios. Noriu pasidalinti artimiausiais renginiais ir pasimatymais dar šiais metais ir kitų metų pradžioje. Tai gruodžio paskutinį savaitgalį kviečiu į susitikimą tuos, kurie jau yra buvę nors vienoje stovykloje arba kelionėje, arba asmeniškai mus pažįsta. Ir stovykla vadinasi Kosminė Odisėja, kodas nulaužti kodą. Tai bus labai stipri ir gili gydanti patirtis ir tie, kurie jaučia, kad pasiruošę didelį transformacijai, kviečiu susisiekti su manim. Toliau kviečiu į naujų metų sutikimą mūsų namuose. Pernai atšventėm nuostabiai, naujus metus sutikom. Šiemet nekartosim, bet padarysim dar geriau ir dar fainiau. Ir į šią stovyklą, net negaliu sakyti stovyklą, į šį susitikimą kviečiu visas moteris su šeimom, arba vyrus su šeimom, su vaikais, su tėvais, su šunim. Ir pasitiksim naujus metus ir palydėsim išeinančius blaiviai, sąmoningų žmonių bendrijoje, su kubilu, su stalo žaidimais, su praktikom, kas norės prisijungti, su vakarienė ant laužo, jeigu oras leis. Ir kirtanų su gyva muzika. Ir sausio 10-12 dienomis taip pat kviečiu moteris jau. Tai jeigu vyrai klauso, tai galite padovanoti savo moterį kalėdų progą šitą nuostabią dovaną. Savaitgalį moteriškoje bendrystėje, moterų rate. Keliausime 3 dienas po vidinį mūsų pasaulį ir stovyklos tema yra nauja pradžia ir tai reiškia, kad nauja pradžia gali būti labai įvairia. Tai gali būti tiesiog nauja mintis, naujas požiūris, naujas įsikvėpimas, kūrybinė energija, galbūt su kažkuo laikas atsisveikinti, darysime praeitų metų ir apskritai gyvenimo reviziją ir kursime bei manifestuosime savo ateitį. Tai kviečiu, jeigu jauti savo širdimi, kad tau atliepia, kad tau tinka, kad tau groja mano žodžiai, ką aš kalbu, tai kviečiu tave prisijungti ir iki greito.